Taigi čia tas Andras ant telefonų Androidų. Yra ir ant iPhone'ų šitų iOS, atrodo 7 ar koks ten, nežinau, nesigilinu į Android, ne Androidų, iPhone'ų. Pavyzdžiui, svarbu, kad ant Androidų yra ir viskas gerai veikia. Taigi, paėmė motociklą, galima pasivažinėti, parodyti miestą, nors visi daugumą žino miestą mintinai, tai nėra ką čia įrodyti. Gerai, galima, nežinau ką daryti, važiuojam. Taigi va, pakelt šitą priekį, tai 2 kartus paspaust ant šito gazo, va, ir jis automatiškai tipo pakelia ir važiuoja. Taip galima pinigų daug prisirinkti, tai va, važinėti ir viskas, ir pinigų turit. O koks pasanės skaičius pinigų, matot, 9, opa, dar čiuvo savo, nužudžiau. Žodžiu, gerai, davai važiuojam, padažysim savo motociklą. Noriu mėlynos spalvos. Va, ir mėlyna spalva. Gerai, važiuojam. O, kažkas nori, kad nušaučiau. Kuris? Va. O, ir ne tą dar. Gerai, važiuojam. Oi, koks maladės. Gerai, važiuojam. Blemba, toj naktis greit bus. Tai iki kokių 22 valandų. Gatas Andrės laikų. Pažaisiu ir viskas. Taigi, posūkiai, viskas, gazas stabdys. Va čia šitas paspaustai vietoj žodžių. Va, mapą parodysiu. Va, mapas, šiek tiek įvykdžiau misijų. Va. Aišku, mažai įvykdęs, bet čia kažkur nustatymai, va, statistika. Va, įvykdęs 11% 7,8. Nu, čia su autofokusavo, ar ne? Va, yra. Gerai, atgal, va. Gerai, ir misijas įvykdžiau 22. Va, jeigu matosi. Gerai. Atgal einam, kur čia atgal? Ir galima dar trumpai pasivažinėti. Čia lygiai tą patį galima daryti, ką ir ant kompo. Taigi ir dar tas pats bagas yra, kur begalybė kulkų, va. Žodžiu, viskas aфиgenai. Tai gal ant šiandienos užteks kol kas. Gal kada padarysiu ilgesnį video, nes pas mane išsikrauna kamera. Gerai, ačiū, kad žiūrėjot.